Kai įsikepam pyragą, labai dažnai kyla mintis, o kur jį dabar laikyti. Ar tai ant stalo uždengta, kad neapdžiūtų, ar tai dėti į šaldytuvą, ar tai transportuoti, reikalingas kažkoks tepalus indas. Ir Tupperware turi va štai tokią va pyraginę, kuri puikiai tiks ne tik pyragam, bet joje galėsite ir užkandžius susidėti, ir sumuštinius susidėti, ir ten kokius sūrius ar dešrytę susiruošti, jeigu norite kažkur tai vežtis. Panagrinėkime, kaip jinai atrodo ir iš kokių dalių susideda. Turi rankeną. Rankena nėra tokia jau 100% saugi, kad jeigu jūs įdėjote pyragą ir norite taip nešti, jau geriau prilaikykite šiek tiek už apačios, nes rankena tik tokiais knipsiukais susitvirtina ir tai nėra taip jau sunkiem pyragam tinkama nešti. Norint nuimti va šitus knipsiukus, va, kad čia gerai matytųsi, mes tik atlenkiam ir rankeną nuėmam. Norint uždėti, rankenos va šitus knipsiukus uždarom ir tada dedam ant pyraginės ir va štai šitaip va užspaudžiam ir ta rankena labiau skirta fiksuoti viršutinę dalį su apatinė, jeigu mes norime kažkur tai šitą gaminį transportuoti. Pačios pyraginės pagrindas ir jisai yra dvipusis. Viena pusė yra įdubusi. Jeigu mes, pavyzdžiui, čia serviruojam kokį pyragą ar torčiuką, kuris ten skiria skystį, ar želė žiedą padėjom tirpstantį, tai tada geriau dėti įdubusią dalį. Jeigu norėsite atsipjauti su kokiu neaštriu peiliu, arba mes turim tokias apvalės lentutes, kurias galima įdėti irgi šitą pyraginę, kad saugoti, kad nepjausite tiesiai ant pyraginės, tai geriau dėkite ant lygios dalies. Jeigu kokiam sūriam dešrytėm, tai aišku labiau tiktų įdubusi dalis. Ir turi dangtį, tiesa pati pyraginės skersmuo yra 30,5 cm, aukštis yra 8,5 cm, tai puikus pyragas ir žiedas, kokio žiedo formoje suformuotas desertas ar kažkoks užkandis puikiausiai galės čia tilpti. Bet dargi tą pyraginę galima ne tik taip naudoti, bet ir aukštinkojom. Jeigu čia sudėjot kokius užkandžius ar spurgas ar pyragėlius ar dar kažką, galite uždengti tokiu būdu ir naudoti ją būtent tokiu būdu. Ir spalva tokia madinga, graži, net nežinau kaip pavadinti, tikriausiai dūminė rožinė su kontrastinga oranžinė rankena. Va štai toks gražus gaminys gali atkeliauti į jūsų namus ir naudingai tarnauti, iškepus pyragą ar susidėti sumuštiniam ar dar kažkam tai. Rekomenduoju.